Netoli Klaipėdos Rokuose žmogaus ir gamtos sukurta žalia oazė šiek tiek pasislėpusi nuo pravažiuojančiųjų. Loreta ir Artūras Poškai čia puoselėja retesnių mūsuose medžių ir krūmų sodą, kuris gražiai šliejasi prie natūralios pajūrio gamtos. Daugiau kaip 1,5 hektaro sodyba yra ne vienintelė vieta, kur miškininkas, dendrologas ir landšafto dizainerė leidžia skleistis savo profesijoms. Mes vadinam šitą vietą sodą, vadinam kaštainių sodu. Kodėl kaštainių? Todėl, kad auginam kaštainius, valgomosius kaštainius. Tai pavadinom sodą kaštainių sodu, turim įvairių veislių. Na, štai toksai ir pavadinimas. Be kaštainių čia yra beprotiškai daug įvairiausios, retos, nematytos augmenijos. Tai irgi jūsų darbo dalis. Taip, tai čia sodas, na, mes vadinam sodu viską, ne tik tai vaismedžiai, bet ir dekoratyviniai medžiai, tvenkinys, takeliai, akmenys, medžiai. Jūsų verslas yra susijęs būtent su visa jūsų aplinka. Taip, tai želdinimo verslas, landšaftas, tai daug sunkaus rankinio darbo. Taip, nelengvas darbas. Norisi lengviau, greičiau darbas pasidaryti? Tai žinoma, nes medžių sodinimas, ne tik medžių, tai tikrai išties sunkus darbas, paskausta rankos ir sąnariai, reikia pagalbos. Tai anksčiau gal arkliai gelbėdavo, šiais laikais jau reikia technikos, tokios, kuri būtų tokia ne per daug didelė, kad galėtum įvažiuoti į kažkokias ankštas vietas ir pasidaryti darbus. Matom, kad techniką tokią jau turite. Tai pirmoji jūsų technika kieme, ar jau turite patirties su maža? Turėjau prieš tai vokišką talerį irgi šarnyrinį krautuvą. Su patyręs, kad kai pabandai, jau, kaip sakyti, neįsivaizduoji, kaip galėtum kitaip be tos technikos dirbti. Matėme, čia šiandien truputėlį darbavotės ir gana įvairius darbus darote, ar ne? Tai turite įvairiausių priedų šitam krautuvui? Šitam priedų tai labai daug yra. Aš turiu gal kokius 4 priedus, tai šakės, iš tokių pagrindinių, kaušas kombinuotas, visokiem žemės darbam nuvežti, išvežti ir dar lygintuvas, vėjoms sėti, gruntui lyginti ir kasimo kaušas, kasimo strėlė. Tai aš ją naudoju, kai reikia iškasti duobes didesniems medžiams, tranšėjai, labai patogus įrankis. Kasimo strėlė padarai vietą, pasikabini akmenį, gali pakelti iki tonos svorį ir gali pasodinti. Tai mes sodinam ir medžius, ir akmenis. Reikia iškrauti medžius, atvažiavo iš mašinos, įvežti į sklypą, ar ruloninė žolė sunki. Tai viskam reikia tokios pagalbos. Tai pagreitina darbus ir palengvina darbą. Mažas, bet naudingas ir kartu galingas, kiek reikia ūkyje šiame krautuvas. Kuo jisai pasižymi, kokiamis savybėmis ir kam tinkamas? Būtent šis Multi-One krautuvas pasižymi savo manevriškumu, kuris gali važiuoti į belę kokią patalpą ar siauresnį važiavimą. Tinkamas naudoti ne tik fermoje, bet ir apželdinimui, kaip mūsų klientas dabar naudojasi juo, bei visose gyvenimo aspektuose jį galima panaudoti. Taigi krautuvą galima montuoti su daugiau nei 170 priedų, kas šiai dienai yra labai aktualu žmonėms, kurie dirba tiek fermose, tiek apželdinime, tiek sandėliuose. Visi Multi-One gaminami šarniniai krautuvai pasižymi savo šarnyrinę važiuoklę, kuris suteikia krautuvui manevriškumo. Tai būtent šiuo aspektu jis išsiskiria iš krautuvų, kad galima visur viską pasiekti labai paprastai ir neapkraunant technikos. Apsisukimo spindulys yra ganėtinai mažas, nes į savo važiuoklę susisuka per šarnyrą. Sakykime, dabar sako 170 priedų. Kokie dažniausiai, populiariausi tie priedai būna ir naudojami su šiuo krautuvu? Norėčiau išskirti kaip populiariausia, tai galbūt palėčių šakės, kaip ir čia matome, su kuriamis vežioja padėklus ar visokią kitokią techniką. Tai būtų kaušas, sniego peilis,
tai čia būtų iš tų padargų, kurie būtų patys populiariausi ir patys perkamiausi. Na, o tie retesni, kurių galbūt kartais net neįsivaizduotumėm, kad gali reikti? Retesni, tai iš retesnių būtų pavyzdys kaip bičių avilių transportavimui skirtas įrenginys, ar hipodromų priežiūrai reikalinga įranga, tiek arklių pakelimo įranga yra, tai čia būtų iš tokių retesnių, kurio žmogus tikrai nepagalvotų, kad tokie yra padargai sukurti ir būtų galima duoti prie šito krautuvo. Kokia galingumo paletė yra šitų krautuvų? Nuo kiek iki kiek? Krautuvų galingumo paletė yra ganėtinai plati, tai yra nuo 12 iki 75 arklio galių. Kelimo aukštis yra nuo 1,80 m iki 3,75 cm, o keliamoji galia nuo 300 iki 3 tonų. Tai tikrai kiekvienas ūkininkas suras savo tinkantį krautuvą, kuris pagelbės ūkyje. Su krautuvu jūs galite atlikti viską. Tiek žiemą sniego stumdymas, tiek grūdų kasimas, fermų priežiūra, pašarų dalinimas, betono maišymas, polių gręžimas. Tiesiog krautuvą jūs galite pritaikyti visiems metų sezonams. Krautuvai komplektuojami be kabinos, bet klientui pageidavus galima uždėti stiklinę kabiną, tai palengvėja tada darbas ir žiemą. O susidomėję ūkininkai, kur gali pamatyti, kur gali įsitikinti, kaip jis dirba, tiesiog pačiupinėti šitą techniką? Tai norintys klientai gali atvykti į mūsų firmą ir apžiūrėti visus krautuvus gyvai. Taipogi pradėjome leisti demo variantą 7.2 krautuvą, kurį atvežame į jūsų kiemą, kad galėtumėte išsimėginti, ar jis bus tinkamas jūsų ūkiui, kaip jisai dirba, kokios jo galimybės. Tai maloniai kviečiame susisiekti su mumis, susiderinsime sąlygas ir pristatysime krautuvą jūsų kiemą. Ūkininkai jau yra įpratę prie sudėtingos technikos valdymo, o kaip valdomas šis krautuvas? Taip, tai šis krautuvas valdomas vairalazdės pagalba. Būtent šiame krautuve matome 22 funkcijų vairalazdę, kuri palengvina ūkininkui darbą. Tarkim, dirbant su žnyplėmis, nereikia išlipinėti, junginėti kažkokių papildomų mygtukų, tiesiog viskas yra po ranka, vieno mygtuko paspaudimu viskas vyksta. Turbūt tas bendradarbiavimas su margučiais tai prasidėjo ne nuo šio keltuvo? Ne nuo šio. Aš turėjau iš jų įsigijęs, buvau tokį seną vokišką talerį, po to pasikeičiau į šitą naujesnį. Jisai jo galimybės didesnės gerokai. Dar nesu, kaip sakyt, visko išbandęs, nesenai aš jį turiu, bet šiaip jo galimybės tikrai turėtų būti nemažos. Įsivaizduokim, kad beveik 20 arklių kieme. Planuoju įsigyti dar grąžtą didelio diametro, kad galėčiau gręžti skylės ir sodinti nemažus medžius. Kalinga freza, kurią įdirba dirba, be jom sėt. Tai dar du tokie nusimato padargai, kurie tikrai matau bus man labai reikalingi. Ir dar turiu mintį apie bokštelį. Reiškia, yra iki 10 metrų bokštelis prie šito krautuvo. Tu gali privažiavęs prie medžio pasistatyti bokštelį ir genėti aukštus medžius. Dabar vasarą važinėjate, galima sakyti, kabrioletu, o žiemą turbūt galėsite ir tuos siaurus nedidelius takelius prasistumdyti. Taip. Jau aš prieš tai turėjau tą krautuvą, tai puikiai užsidedi tą kaušą ir sniego vienais metais čia buvo prisnygę labai daug. Jis puikiai stumė sniegą. 1-2 ir nusivalai, nes to valymo čia pas mus yra daug. Žiemą taip, jisai pasiteisina taip pat labai gerai. Žodžiu, nesezoninė mašina, reiktų tai pasakyti. Taip, nesezoninė. Aišku, žiemą jai poilsis toksai, sniego yra ir sniego nėra. Taip, bet sezonas vis tiek yra čia prie jūros ilgas, palyginus 8 geri mėnesiai želdymo sezonas. Mes darbus užbaigiam po kalėdų iki sausio mėnesio, galima tai pasakyti, naujų metų, tęsiasi nuo balandžio pradžios. Artūras šį darbą dirba jau apie 30 metų. Kartu su Loreta yra suprojektavę ir įrengę ne 100 sodų. Vaikštant po jūsų sodą matėme labai įvairių augalų, kurie jums pačiam gal tokie įdomiausi, kurie galbūt daugiausiai emocijų, minčių, kažkokių tai įspūdžių sukelia. Atsiranda visokių tokių augalų naujų, kuriuos nori pabandyti. Nes visų pirma, tai mūsų sodas yra eksperimentinė bazė arba eksperimentinė vieta,
kur turim išbandyti savo idėjas. Tai nori, nenori, turi pabandyti pas save, kad po to galėtum siūlyti žmonėm jau patikrintas idėjas, kad jos veikia, kad tie augalai neiššąla, o auga. Ir iš tikrųjų yra tikrai daug egzotiškų augalų, kuriuos galima auginti. Kokie iš tokių augalų jau yra įsitvirtinę pas jūs sode? Vieni iš tokių, sakykime, egzotiškų naujų augalų Lietuvoje, tai valgomasis kaštainis. Mes jau esam jų kelis tūkstančius padauginę ir platinam Lietuvoje. Tai naudingas sodo augalas, tai naujovė Lietuvoje. Ypač mėgstam maloniai kvepiančius augalus. Tai pas mus sode daug katalpų, paprastųjų, geltonžiedžių, ginalinių klevų. Jų kvapas yra nuostabus.